Va, žmonės atbėgo iš Vilniaus per 4 paras ir maudosi dabar. Tai vyrai, iš kur atbėgot? Iš Vilniaus. Kiek truko kelionė? 4 dienas. Taip, labai norėjau maudyti. Kiek per parą įbėgdavot? Apie 90, biškį mažiau, bet... 88 per dieną. Bet buvo... Daugiausiai, 90. Šiandien 2. Nu, žodžiu, apie 90. Bet šiandien apie 30 laipsnių karščio buvo, kaip jį atlaikėt? Tai biškį daugiau buvo. Daugiau gal? Dėl to tokie ir įdegė. Matas įdegė. Nu, įdegė jo. Buvo žiauriai sunku. O galima sakyti žodį šikna. Buvo viską galim. Dabar viską galim. O negalim ekspresų sakyti, kur mes nakvosim, ne? Ar galim? Nes pas mūsų yra, žinai, rėmėjai. Tai kur nakvosit? Tai papramogausit šiandien truputėlį. O tai kaip, bėgsit iki Palangos dar? Čia pagalvosim, gal lėtai labai, žinai, bet būsim tenais jau. Gerai, o kaip kilo idėja apskritai tokį žygdarbį padaryti? Va, Nerijus čia, generatorius. Nu, iš tikro, nežinau, čia vienas prasmingiausių iš beprasmingiausių bėgimų. Kova su savim iš tikro, čia apie tai, čia apie vidinę stiprybę. Pernai dviesi su Aidu padarė, žinai, o dabar tai, kai tik pasakė, gaila, kad vėlai, tai vat mes iškart sureagavom, sakom, bėgam. Ir palyda atsirado, ir palyda, superinė, važiavo. Ir draugai. Ir Ruslanas, tai išvis jo. Klaipėdo, prieš Klaipėdo, kur pasitiko mus ir nustūmė iki jūros. Kokį hipsterį ant traktorių mes, nežinau, tiek... Tai vyrai taip tobulėti, kas bus kitais metais? Gal bus daugiau. Tai jūra atgaivino po tokios kelionės. Kojos dar laiko. Ačiū. Gerai vyrai, sėkmės. Per 4 paras atbėgo. Per 4 paras. Šaunuoliai.